Iškilmingų Luokės maršo ratiliokai drauge su visais susirinkusiais sveikina savo mylimą vadovę simboliško, magiško jubiliejaus proga, kurią netrukus pažymės, vainikuos tikrai visų nekantriai laukiamas koncertas Septuaginta. Miela vadovė, kadangi esame labai dėkingi už tokią garbingą tokį įpareigojimą pradėti šį vakarą, tai prašome priimti mūsų sveikinimus ir padėkas jums, kurias tarmiškai sudėjome į tokius 7 atvirukus, kurių kiekvieną palydės muzikinės salvės ir fanfaros. Mildos Ratilio ne tik folklorą atlikimą, bet ir labai folklorišką buvę bendruomenė mokyklų, kurioje galima žavėtis vadovės dialogą kultūrą kūrybiniai veikloj, išpuoselėt savivaldžią į pilietišką ensamblę bendruomenį, kurioje priimt siekti darnos į sutartiną balsų, nuomonių į charakterių sudaužymą. Iš tos ratiliokiškas sutartinės gimė folkloro tiltai į kitų žanrų scenas, išties ratilios savivaldą sistemą, draugystės visam gyvenimui į net šeimas. Miel vadovė, prašom priimti mūsų piorumo padėko už jūsų įkvėpimą mokytis sutart ir susitart. Ragindavo mūsų Milda Riškutė, kai susigūžę, susikaustę naujokai vos išgaudavome garsą, turbūt baidydamiesi ir savęs pačių. Ar tai būtų užgavinių šėlas, ar roliavimo improvizacijos, ar solinių dainų vingiai. Vadovė visada mus skatina atrasti asmeninį šiuolaikinio žmogaus santykį su tradicija, kuris padėtų atsiskleisti tiek tradicijai, tiek jos tęsėjai. Ir tai folkloras būtų gyvastingas, o studentas drąsus ir laisvas. Miela vadovė, už drąsą, už laisvę, už žaidimą. Vadovė. Ale, kai jūs žinotumėt, kaip man gerai, kai jūs ne tik parodėt, kas tas tikras folkloras ir su kuo ant valgoms, bet kai leidot suprast, kaip manam lengviausiai į širdį ateiti. Pas mane jis atėjo nuo kojų, per visą kūną lipant polkos trepsiukui, kitiem, manau, ir pirštais minkant pirmuosius dumplio akordus, nuo va tretiem gal vaizdingai žiūrovam perteikiant, kad visas tvartas perčia. Kai kaip jau ten bebūtų, vadovė, už jūsų talentą atrast mūsų talentus. Kad išeini iš savo kaimo į tą tolimą, į didelį Vilnių, ansyk supranti, kad te viską mylėjai, nuo šeimynos iki žolės kupstuko, ir kad visko pasiilgsti. Naminių dainų, šposų, tarmės. Ačiū, kad atėjusim Ratilio, aš radau savo Vilniaus šeimyną
liaudies dainas dainuojantį jaunimą, ko netikėjau, kad yra, nes savo kraštuose nebuvau mačius. Ir ansyk visa Lietuva savęs nepasidarė. Ačiū, kad man tokį prisiminimą indūšę indėjot, kaip tą šeimyną, mus visus ratiliokus maitinot iš vieno bliūdo per prieš karantininę vasario 16 savo sriubą. Ir kokis buvo didelis jūsų namų svetingumas. Man tas įspūdis liks visam gyvenimui ir labai didelis pavyzdys, kad draugai ir aguonos grūda per pusę. Tai ten pasakiau, kad atrodo, tie maisto nebuvo. Žinokit, maisto buvo, stalai lūžo, sriuba garavo. Maisto buvo, ale valgyt kada nebuvo, bet daina vyjo. Tai už tą šeimynos, už tą namų jausmą ir už tą savumą, kad sukuriat, kur tik beeinat. Dar iki studijų, sekdama radvilokų gyvenimą ir matydama anų kelionės net po tremtys vietas, myslydavau, kad čia atėjus tikrai rasiu žmonės, katrie baisiai myli savo šalį, taip pat kaip aš. Ir dėl to perklausai jausi partizanų dainą. Ale tuo pačiu perklausai vadovai manęs paklausė, o tarmiškai šnekėti mokyti, aš pasakiau, kad nemoku. Ir tik tai paskui teko dar giliau ten savo tapatybę pakrapštyti, dar daug ir apie savį, apie savo kraštą, tai rasti tikiu, ką nemun minaitį. Tai vaduoju už tą tvirtą vedimą iškant savo šaknų. Su Ratilio ansambliu susipažinau per Čiulbo festivalio, pasdainavimus ir vakaruškas. Tai įstojus universitetan, įsidrasinau ir nuvėjau padavots, kokia tenai virtuvė pas jums. Nu ir matau, tiesiog aukso galvos vadovauna. Ir, žinot, nors mes dar pumpurėlį, ale iš to pumpurėlio tai ir augimas, ir po to ir visas žydėjimas. Tai ir dėl to jums noriu labai padėkoti, Milda, kad perdavėt mums folkloro auksų, kad išugdėt tiek jaunų žmonių ir kad tas ratas vis placas ir placas. Ale ir čiudnas tas gyvenimas, Rozais, būna, kad naujo pradėti daryti, tai būni ir ant arklio, ir po arklio, nu jau kaip gaunas, ale vis tiegi paskui atsistoji, ale kad pradėti daryti nuo pradžių, taip, kaip vadovė vėliau, kad kūbė darytai, tai daryk nuo dūšio, ščirai, jau taip, kaip lygi paskutinio, tai tada visai ir gaunas. Tai dar širdėla už jūsų tą dzūkišką ščirumą ir žemaitišką tvirtybę. Tie visi 7 atvirukai, tie visi
stebuklingi 7 atvirukai perversti. O dar mes turim tokių tradicijų ansamblin, kad koždų žmogų, koždų dalalai visadu apvinčiavojam, visadu privitojam ant scenos rate su gražiausia daina. Tai dar paprašysiu, kad vienas vadovas atvestų kitą vadovę ant scenos. Nu ir dargi tas ščiriausiai mūsų Mildulai užves. Gyvuokit vadovė, gyvuokit! Šitie gražumai vyksta, aš tai labai trumpai, nu gal ir nemožna tiek daryti, ale aš pasakysiu, nu man cekava, ir jums irgi cekava, kas tai ton puškaitėm, katrų mes dovanojam. O žinokit, toj puškaitė, toj skrinkaitė, tai išpaišyta, kaip Žemaitijoj kraitinės skrinės paišydavo, nu ba mūsų vadovė labai daug laiko, jėgų ir meilės tai Žemaitijai atidavė. O puškaitė netuščia. Didelė, ale netuščia. Tie įdėjom koralo Karolių 7 eilių. Nu 7 ant laimė, 7 ir tol, kad šiandien tokia programa apie 7, ba mūsų vadovė, tai dzūkiško prigimimo ir dzūkiško širdies. Nu, o matot vadovės kostiumų maž lietuviškų, tai tie karoliai, dar vieni bus mažosios Lietuvos, 7 skirtingų akmenų. Tai negalvokit, kad į tuščią vadovę, nuo didžiausios, nuo širdies gilumos, nuo visos dušos, būkit graži, būkit sveika, gyvuokit, gyvuokit, gyvuokit. O dar tai širdužėlais, aš tai galiu poryt slapatuot Salgiryto, ale žinau, kad susirinkom, ne šiaip savo susirinkom. Susirinkom gal todėl, kad lietulis nulyja saulukė pašviečia, ant dangaus 7 spalvos atsiranda laumės juosta. Gal todėl, kad 7 dienas nedėlion gyvenam, pravda ir dėl to. Gal todėl, kad 7 garsais giedam ar grajinam, nukiba ir dėl šito, babus ir šito. Va susitikom dar todėl, kad Labingio vyšnių sodelį nutūpė aukso paukštį. Ir Labingis mumi pagatavino labai daug viso gražaus. Tai, kaip ir sakiau, aš čia ilgai neporysiu, paprašysiu jūs triubelas giliai pasdėt, kad nieks mums neskambėtų, netrukdytų čia. O visiems, katrie ant scenos jau yra ar dar bus, palinkėsim laimės. Pamyslinau, kad Alis dar nepasakė dar vieną dalyką, kad Milda mus sulipdė ratilios su Labingiu. Ir mes kartais pašposinam su tais vaikais. Sakam, jūs pasižiūrėkit in mus ir pamyslikit, kaip jūs atrodys tą pat 30, a gali biškį daugiau metų. Nu, tikrai dainuosta, tikrai dar dainuosta. Tai šiandien mes kalbame apie skaičių 70.
latiniškai Septuaginta. Skaičius 70 yra angelas skaičius. Ana sujungia 7 ir 0. 7 tai reiškia energijų, stiprumų, nuo 0. Taigi visi žinom, kad Anas kaip tik tai sustiprina kožnų skaičių prieš jį stovintį ir tokį suteikia rimtumų ir tvirtumų. Na, sena buvo pripažįstama skaičių simbolinė reikšmė. A dėl tam tikrų sutapimų, paskartojimų, žmonės jos veikia kai katuos ir magiškais. Tai šiandien mes kalbėsime apie skaičių 7. Mūsų programa vientisa. Plokit tik tada, kai jau biškai nebesusturėsite. Septynetas visais laikais, visoms tautoms keldavo virpulį. Štai senovės Egipte šis skaičius simbolizavo amžiną gyvenimą. Romėnų dievas Apolonas gimė 7 mėnesio dieną. Turime 7 savaitės dienas, 7 žmogaus veido dalis. Kiekvienas gyvename viename iš 7 pasaulio žemynų. Gamoje yra 7 natos, o ir vaivorykštė turi 7 spalvas. Dvasiniai mokytojai teigia, kad žmogus turi 7 kūnus, o astrologai kalba apie 7 pagrindinės planetas, lemiančias kiekvieno mūsų gyvenimą. 7 tai yra visatą apibūdinantis skaičius. Tai tobulybės, pasitikėjimo, saugumo, ramybės ženklas. O dar yra 7 sėkmingų žmonių įpročiai, 7 meilės dėsniai, 7 dvasiniai jogos dėsniai, 7 kartų šeimos ratas, 7 emociškai stiprių žmonių charakteristikos, 7 būdai sutaupyti, 7 taisyklės, kurios padeda išmokti užsienio kalbą. O dar yra 7 antikinio pasaulio statiniai, kurie vadinami 7 pasaulio stebuklais, 7 gamtos stebuklai, bet dar daugelis kitų. Skaičius 7 simbolizuoja tobulumą, pilnatvę ir dieviškąją tvarką. Jis laikomas vienu mistiškiausių šventuoju skaičiu. 7 turi senas ir gilias šaknis. Jis minimas dar 3000 metų prieš Kristų Mesopotamijos mitologijoje, vėliau Hebrajų Biblijoje. 7 dažnai siejamas su paslaptimis, žiniomis, dvasiniu augimu. Skaičius 7 vienas šventųjų skaičių. Ir šis skaičius, esantis visur tarp amžinųjų skaičių, yra pamatinis. Daugelio religijų ritualuose skaičius 7 užimdavo pačią centrinę vietą. Pagal krikščioniškąją tradiciją žinome 7 didžiąsias nuodėmes. Tai puikybė, godumas, pavydas, našlumas, rūstumas, rajumas ir tingumas. 7 tarmiškos gėrybės, kurių laikymasis padeda išvengti to pagundų ir atveria dangaus karalystę. Tai skaistumas, savikontrolė, didžiadvasiškumas, darbštumas, kantrybė, geranoriškumas ir kuklumas. O aš tai manau, kad 7 yra iš tikrųjų. Ne šiaip tik tai išvardyjimas ar čia pasakojimai ir istorijos. Nes jeigu prieš 5000 metų šumerai parašė ir suskaičiavo, kad yra 7 pagrindiniai dievai, tada požemį irgi yra 7 įėjimai. Tada mūsų pasaulis sukurtas per kiek dienų? Per 7 dienas. Taip Biblijoje rašo. Gamtoj irgi mėnulio fazės yra iš tikrųjų 7.
O rytų religijoje žmogaus kūne, tai mes turim 7 energijos centrus, 7 čakras. Tai aš tai kartais taip pagalvoju, kad jeigu mes įmintumėm tą 7 šifrą, tai tikrai suprastumėm visatos paslaptį. Arba bent mūsų kokią gyvenimo esmę, arba bent prasmę kokią Dievą. O liaudės išmintis byloja, įgytas patyrimas svarbiau už 7 išmintingus pamokymus. Ant moters liežuvio 7 velniai sėdi. Nukrisk 7 kartus, bet pakilk 8. O tinginys manosi esąs protingesnis už 7 žmonės duodančius teisingą patarimą. 3, 4 brolalių platės, 3, 4 brolalių platės, 3, 7 galvų slibinų. A pasaka apie vilkų ir 7 ežiukus. Ale ne visada pasakas tik apie sėkmingus takį gyvenimų. Yra ir liūdnų. Mylimą savo reikia laukti 7 metus. A žiūrėk, ir velniui reikia tesėti pažadų po 7 metų. Visaip čia atsitinka. Vaikas iš namų iškeliauja sulaukęs 7 metų. Po 7 metų diemedis apsauga namus ir šeimą ir nugainio visas piktuosias dvasias užkeikimus ir nuveizėjimus. Žmogus velniui insižada 7 metus. Neskirps, nespraust, nesiskus. Žmogus turi 7 metus laukti, kad galėtų pinigus iš po žemės išsikasti. Jeigu žmogus kam pasisamdo už tarną, tai pilna tarnystė trunka 7 metus. 7 metus žmogus laukia, kol giltinė ateis jo papjauti. Jeigu kartu žmogelis nuveja mišką, neteik sau be reikalą savo mišką pasižiūrėti. Pažemas, ar pas neišlūžį, ar šakų neprimėtyta kur, apėję, apžiūrėję, vienu kitų lėdelį nukirta, ir eina namą. Ir sustinka tokių babelai. Ana ir sako, o kur tu čia vaikštai? Manas pasimetė, sako, tai aš buvau čia miški, savo mišką pažiūrėjau, miški paskirtom medelių. Ale sako, mišką tai žinau, ale jau tau gana gyvinti. Jau nesako, kaip man dabar gana gyvinti, aš tiek darbų dar nepadariau. Gerai, sako, kaip padaryk savo tos darbus. Apsisukė mirtė, žmogelis ir nudarė. Ir skirta tada reikalas malkų, atskirai žabus sudėję, kolalių pasdarė, jau kaip ir visko padarė, ir eina namą. Ir žiūri pakrūmė, ir vėl to vadelas stovi. Galvoja, gal aš dėl tą nuo jas paskavosiu. O nu jam ir sako, niekur tu nuo manys nepaskavosi. Va, aš galiu par mažiausių skylą įlist ir išlist. Jie galvoja, žmogelis turėjo tokį grūštelį, prie ąžuoliuką, išgrįžę mažų skylalų,
visa ta viską tokia gudri. O tu tikrai nesraitė, susraitė kaip mažas vabaliukas, šmaukšt ir įlinda. Ant paėmė špunkelį mažą paukštį ir žūpišė tų skilalai. Ir sėdinėlis mertė su žuolį. Paraja mama, ilgai gyvena, daug darbų nudirba. Ale, taip pradėjo gal jau 20 ir 30 metų, jau visi ir žmonės pasena, kam 100, kam 120, niekas nemiršta ir viskas. Galvoja, eisiu dėl to ir išlaisiu aš tų smertį. Nuvėmiškam, prie tą užuolioką, paaugys jau gerokai tas užuoliokas, ale rado tų špunkelį, šiaip ne taip iškrapštė ir išlindas smertis. Išsigunda, galvoja, o dabar tai jau man galas. O smertis sako, tokia sustraukus, sudžiūvus, sako, nu jau dabar, tai 7 metus dar niekas nemirs. Aš tu jas taisy turiu, atgaut turiu. Taip ir buvo, 7 metus niekas nemira. O po 7 metų ir vėl pradėjo visi mirti, kris kaip tie larviai nuo medžių rudenį. O taip buvo. A dar senesniais laikais, kai dar žmonės tikėjo, kad miškai turi dvasią ir paukščiai kalba, gyveno našlaitėlė. Ona buvo labai darbšti, nuo ryto lig vakaro miškan, o gal grybauti prie namų sukasi. Ir vieną dieną, kai tik saulė patekėjo, našlaitėlė įsiruošė miškam, pasiėmė krepšelį ir eina tą keliu. Eina tą keliu, nugi žiūri priekyje, toks pakrypęs beržas ir kažko tai anas juda. Nu galvojama, pasižiūrėsiu, kas čia darosi. Priėjogi, ogi tenais, sidabrinė gyvatė, gimdo mažaičius kaip striulelis vaikučius. Ir tie vaikučiai tik krinta ant tako vienas paskui kitą. Vajė, pagailo našlaitė tų mažų vaikelių, įsitraukė vienintelę savo baltą turimą skepetaitę. Surinko tos mažulėlius ir nunešė ant samanų, padėjo. Sako, kad taip, aukite sveiki ir gyvuokite. Nu, padėjo ir nuėjo. Ir praėjo 7 metai. Našlaitėlė jau paaugo ir nutekėjo, ir trobą susirentė su vyrioku, laukėsi pirmagimio. Ir vieną naktį sulaukė vaikelio, agi džiaugės visi. Ir tik staiga girdi už durų, tik vėsų, šiūš visur, tik baisu darosi, atsilapojo trobos durys ir išliaužė gyvatė. O gyvatė nepaprasta. Ant galvos karūna didžiausia auksinė 7 deimantais iškaišyta. Ir šliaužė link to vaikelio lopšio. Prišliaužė prie lopšio, palenkė savo galvelę, nuleido karūnėlę mažylį. Ir prabilo gyvatė šnypščiančiu balsu. Auk vaikuti mažulelį, būk protingas, stiprus, laimingas, smalsus. Tegul tau viskas sekasi gyvenime gerai. Ant tų žodžių gyvatė apsisuko ir tyliai įsliuogė. Įsliuogė gyvatė ir durys užsidarė. Tai mes dabar padainuosime 7 balsų sutartinį. Ai, kaželį undenę. Skaičius. Ir jūs turbūt irgi esate girdėję visokių burtų. Vienas, pavyzdžiui, burtas per jonines.
išeina žmonės ieškoti 7 metų amžiaus diemedžio ar 7 metų amžiaus puplaiškio tam, kad gautų visažinystę. Tokia vat magija, tai tik tai Joninių naktį. Kitas dar yra burtas ir orų spėjimas gal labiau, kai 7 mėnesio 10 dieną žmonės žiūri į orus ir jeigu tą dieną lyja, tai lis dar 7 dienas arba 7 savaitės ir tai vadinama 7 broliais miegančiais arba mišniais. Par mum tai visada mišniais vadindavo. A smulkiojai tautosakai skaičius 7 irgi dažnai minimas. Ir patarlėse, ir priežodžiuos, minklėse, myslėse, skaičiuotėse, burtažodžiuos ir garsų pamėgdžiojimus. Mūsų berniokai, kai pradėjo per Velykas lalauti, tai dabar tebe lalauna. Tai ir lalinkų padaryti. Oi, atsiprašau, ne dabar lalinka, dabar kulimas. Kulimas bus garsų pamėgdžiojimas. Mokslas mokslo, bet tinginiui tai 7 šventės per savaitę. Tai dabar mes kviečiam paklausyti, kaip 7 šitą savaitės dienas apdainuota sutartinė. Thank you.
savaitės darbų, nedėliai, можно laukti už savo mylimą. Nedėlios reikiu. Ant galo saulė teka. Kas? Nu, ko teisingai, nes 7 savaitės nuo gavėnios iki Velykų. Ir po to 7 savaitės nuo Velykų iki Sekminių. Jeigu jau apie Velykas, tai man reikia pagalbos. Nes per Velykas mano margutis sudaužė. Tai nors aš jį viriau 7 minutės, tiek kiek verda pats stipriausias margutis. 7 minutės reikia virti, 7 minutės reikia virti. Tai aš jau noriu pradėti šiemet ruoštis, tai jūs man dabar pasakykit. Aš jau pasiruošiu kitiems metams 7 margučius. Tai kiek man reikės minučių juos virti? Ne kiek? Tai kiek 7 ar 49? Ryto
Septynės savaitės po Velykų. Sakminės. Tūdien piemeniokai išpuošdavo karves, beržų vainikais, kerdžius jau puošdavo buliokus. Vakarop, kai pareidavo namą, šeimininkė paprastai jau piemeniokams duodavo visokių vaišių. Pieną, sviestą, sūrę, a dar kai katra ir dovanų turėdavo. Jeigu katras gaspadoris būdavo skūpas ir nieką neduodavo, tai piemeniokai specialiai, žinokit, papuošdavo tada karvį kaulais, visokiam kreivom šakom, kad gaspadoris žinotų. Nu, a jau vakare kaimas, artėjau miestelio gatvę, susirinkdavo įprastoj vietai, gaspadinės pridarydavo 7 rūšių valgių ir susirinkdavo švęst sakminių. Dainuodavo, šokdavo, piemeniokai pūsdavo medinius vamzdelius, sakminių ragelius, nu, jau kerdžius tai pūsdavo ožragį. Paklausykit septinglasis. Tai vat dabar jau noriu pasakyti, kad mūsų vyrai, kai pradėjo lalauti musteikos, na, sekmadienę, tai dar ir tebelalauna. Ir padainuos lalinkų 7-8 metrų. Kas tam kalinį vyno, Klausas ir skamba 7/4 metrų.
marių virkščių saujelę. Kas? Nežinot? Setynas. Setynas tai 7 mažas žvaigždelas, taura žvaigždynė. Na, sena vilioja žmonės. Senovės graikai sakė, kad tai ne šiaip sau 7 žvaigždelas, ale dar turi ir savo tragiškų istorijų. Seniai, galingasai titanas Atlantas užrūstina Dzeusų. Dzeusas jį pasmerkė amžiams. Ir turėjo Atlantas nuo tas dienas laikyti visų dangaus kliautų pareimis ant savo pečių. Ir niekdy daugiau negalėjo pažvelgti ant viršų, ant dangų, ant savo laisvį. Ale dar skaudesnė istorija atsitiko su ją 7 dukrom. Dzeusas jas pavertė 7 žvaigždelėm ir prisegė aukštai dangui, kad Atlantas niekdy negalėtų pažvelgti ant savo dukrų veidus, a tik liūdnai matytų jų švytinčių šešėlius. Seniai, labai seniai, žemė užėjo didžiausia sausra. Viskas išžuvo. Ir ežerai, ir upeliokai, nebeliko nei lašelio vandens gerti. Vieną naktį mergikė pasiėmė medinį sulčiukų ir išėjo ieškot savo motinai sergančiai vandenį. Aja, labai pavarga, niekur tą vandenį nesmata, niekur ją nėra. Priėjo tokį miškelį, žiūri samanėlas tokias gražias, atsigula. Nepamatė, kaip užmiga. A kaip atsbuda, pamatė, kad jas medinis sulčiukas pilnas vandenio. Apsidžiaugė, eis nama, ale užkliuvo už šuniuką. Tas tokiom gailiom akytėm pasižiūrėjo. Tai matas, kad ištroškis, tai davė ir jam atsgerti vandenėlį. Kai tik šuniukas atsgėrė tą vandenėlį, mergytės sulčiukas pasidarė sidabrinis ir pilnas vandenio. Ir vėl apsidžiaugė, pasiėmė tų sumtelį, tekina namą, parbėga. O motina ir sako, vaikeli, tai aš jau greit mirsiu, niekam man tas vanduo nebepadės, gerk tu pati, taigi tu likai neatsgėrus, tavį visiems atsgerti. Tuo metu kaip tik pasibeldė kažkas ir nėjo pakeleivis. Žmogus matas, kad nori gerti, jau iš akių matas, kad nori gerti. Tai davė ir jam atsgerti. Kai tik tas žmogus atsgėra, tas sulčiukas pasidarė pilnas vandenės srūva ir negana to, kad vandenė pilnas. 7 didžiausi deimantai tam sumtelė atsirado. Ir negana to, tie deimantai pakyla dangun ir tapo žvaigždynu. Ir dabar žmonės pasižiūrėjo. Naktį pamatą tų žvaigždynų ir sumteliu vadina arba sumčiu. Liekė varnelė, liekė varnelė.
Sakydavo, kad ana kaip ir koks perėjimas iš vieno pasaulio kitan. Ana galinti daugų padaryti, galinti rundenį iš ežerą ar upės išsirpti. Mano senelis pasakoja, kad anas, kai buvo piemeniokas, su savo kaimynu Tanioku gavė palei ežerą Rubikiosna avelas. Palyja, pasirodė vaivorykštė, gi žiūri, vienas saviniokas tik tai lakė gal ant lauką link vaivorykštės, a ta siurbtinyn siurbė jį. Išsiganda piemeniokai, ale viskas baigęs geruoju. Kitam laukė, piemeniokų išlyja, a dalgi. Sykį susirinka laumės palei upę savo baltinių išsiskalbti. Skalbi, dirba visą dieną ir į vakarą sugalvoja viską išsikluoti paupį, viena kita gir, viena kitai gražiausių žodžių saka. Į vieną jauną laumikį. Jai kažkaip nelabai patiko, kai per mažai tų žodelių, per mažai gražių kažkokių pasisakymų. Ką Ana pasiuta? Ana tik sukėlė visus tuos baltinius į viršų, saulė užsikloja, gražiausiom spalvom viskas užsidengia ir tie visi baltiniai į vieną juostą susijungi. Ir nuo tuo kartą žmonės tun grožį vadin laumės juostą, arba vaivorykštė. Oh
kad nudavė būrys, tai visur tik šlapę paliko. Ėjau aš kaip tik į laukus arklių parsivesti. O ganyklose buvo didelė kūdra, nei vasarą neišdžiūdavo. Vasarą ten žmonės gyvulius girdydavo, rudenį linus užmerkdavo. Ir kaip tik, kai ėjau pro tą kūdrą, žiūriu ant kaip tik nueinančio debesies, nuo debesio krašto, taisosi didelė laumės juosta. Tokia didelė, per visą dangų. Ir jos galas matosi, pamažiuką, slenkte, slenka, jau prie manęs prislinko ir tik tai makšt į tą kūdrą. Žiūriu, kas čia dabar bus. Tai kai tik makšt į tą kūdrą, tuoj sriupt. Ir iškart mažiau vandens matosi. Antrą kartą sriupt, jau visai mažai vandens beliko. Ir kai trečią kartą tik tai sriuptelėjo, ir viskas, į dyką kūdrą paliko. Taip dyka, kad nė lašelio vandens. Tik varlytės išsigandusios šokinėja po dumblą, žuvytės odegėlėm plekšnoja ten po tą dumblyną ir viskas. Tai pamanykit, per 3 kartus tik tai sriupt ir tuščia paliko. Tai va taip man bežiūrint, pamažiuką, tas laumės juostos galas eina, slenka ir nuslinko. O laumė buvo neišpasakyto grožio deivė, gyvenusi debesyse. Kartą, sėdėdama savo deimantinėje krasėje, pamatė jį ant žemės dailų jaunikaitį. Kristo jis ją į širdį. Tad laumė išskleidė savo juostą ir nusileido ją į žemę pasimatyti su tuo jaunuoliu. Ką jūs galvojat? Po tokio jų pasimatymo laumė pagimdė sūnų. Vaikelį augino viena sena žiniuonė, gyvenusi Vilijos pakrantėje. Laumė 3 kartus per dieną nusileisdavusi į žemę pažindyti savo kūdikį. Tai truko keletą mėnesių. Bet sykį vyriausiasis dievas Perkūnas susekė, kur laumė laikanti, slepianti savo ir žemės vyro meilės vaisių. Įtūžęs Perkūnas stvėrė vaikelį už kojų, sviedė aukštyn virš debesų, 7 tarp žvaigždžių paskyręs jam vietą. O pačiai laumė nukirto krūtis, sukapojo į smulkiausius gabalėlius ir pasėjo po visą žemę. Ir dabar žmonės radę belemnito akmenėlius, vadina juos laumės pirštais, laumės papais, Perkūno strėlėmis. O vaivorykštę vadina laumės juosta. Norime jūs pamokyti tokį žaidimą, burtą, kaip sutraukit, išsklaidyt vaivorykštę. Tai čia piemenukų toks burtas. Jūs turit susirasti porą ir susikabint smiliais, nemažiukais, smiliais, va taip. Ir sakyt tokius žodžius. Ar jau visi susikabinot? Kas čia yra? Labai susikabinot smiliais, gerai, smiliais susikabinot. Ir sako tokius žodžius. Truku, dievuliukų, laumės juostai. Daro taip. Truku, dievuliukų, laumės juosta. Kad dievulis nesusijuostų. Tau pusė, man pusė. O dievuliukui galiukas. Ir tu vaivorykštė paima, sutrūksta ir išsiskirsto. Tautosakas Labinė mes dar radam 7 žingsnių šokį. Katras vadinas 7 pėdas.
gamtos garsai skamba visoj kūrinyje. Minka gelala, daugų remiantis kalnas. A net ir mažiausia opela turi savo ypatingų natelį. Visą žemės gaidą suslėja vienon prigimtinė naton, aidinčiam beribėje erdvėje. Koždas pasaulis turi savo raktinį natų, lyg kokį dangaus atpažinimą ženklų jam vienam skirtų. A kai šias natas sustinka, Anas naudžia neaprėpiamų žvaigždžių simfonijų. Tai sferų muzika, slėpiningas visatas gaudesys, amžių amžiais skambantis virš mūsų. Atimcelė labai noriu paprašyti, nugavinėgi jau baigės, galim griežtis, kaip sakant, paplokit smarkiau. Šitą tai programa. Ale koncernavičiais dėmesio gavo visi ant scenos, aš tai dar ties mislinute. Visų klausėm, viso gero radom, išmokom, kas žinoto, nežinoto. Algi glauniausio tai nepadarėm, taigi mūsų miela vadovė nei žodžių dar šiandien nepasakė. Visų pasakė darbais, ale žodelio tai nei vieno. Tai dar vadovė arčiau mikrofono noriu pakviesti labai trumpai, kad padėkotumėt mumiem visiems, kad catep gražai gaunas mūsų klausys. Prašau drąsiau, nebijokit, argi nesikamdžiu, nepažįsta. Jeigu dar negavom jokio apdovanojimo, kaip aš turiu dėkoti prieš? Jeigu dar negavom, Jūs nemislikit, jau viskas yra sutarta iš anksčiau. Aš tai norėjau jūs į priekį, o dar ties tai noriu pakviesti Lietuvos Respublikos kultūros ministrė ant scenos Nacionalinio kultūros centro visą delegaciją. Ba jau kaip nuo pradžių sakiau, nu šitokia proga, kad toj aukso paukštė nutupė Labingio vyšnelių sodelį. Nu ne kožnų dienų būna, ne vadovai? Tai dar ties prašom. Labas vakaras visiems. Yra toks paprastas posakis. Kai žmonės užmiršta, iš kur jie atėjo, folkloras padeda jiems grįžti arčiau namų. Ačiū gerbiamai Mildai
už tai, kad jūs mokote žmonės tartis ir susitarti, už tai, kad jūs atskleidžiate puikius talentus. O jau visiems kartu sakau ačiū už tai, kad jūs mums visiems padedate sugrįžti prie savo namų, prie savo šaknų. Apdovanojimas Aukso paukštės premija keliauja nuostabiam Vilniaus folkloro ansambliui Labingis. Ir dar taip labai trumpai vis galvojau, programa tokia graži, prie 7 viskas. Galvoju, kažką ir aš apie tuos 7 turiu sugalvoti ir pasakyti. Ir žinot, ką radau? Kad vadovės pavardė yra iš 7 raidžių. Čia taip užbūrė su tais 7 vienas dalykas, kad neišvengiamai norisi vėl kažkaip irgi tęsti. Tai aš taip beveik irgi skaičiavau, kad mes čia, kaip kartu paminėjai, Tomai, kultūros ministerija ir centras, irgi 7 atsilankėm. Yra nuostabi vadovė. Kas galėtų gražiau visą tai išreikšti, ką jinai sugeba, kaip Ratiliokai gražiai mums papasakojo, tiesiog apsaugo, tiesiog širdis džiaugiasi, kaip puikiai išmokė tu juos mylėti. Ir kaip puiku, kad štai atsiranda ir brandesni žmonės, ir tu juos vėlus. Tai ačiū tau, ačiū Labingui ir ačiū visiems, kurie gyvena folklorus ir toliau juo gyvens. Jums labai ir norėčiau perduoti Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko sveikinimą, leiskite jį perskaityti. Gerbiama Milda Riškutė, nuoširdžiai sveikinu Jūs garbingo 70-mečio progą ir reiškiu gilią padėką už ilgametį, prasmingą ir įkvepiantį darbą puoselėjant etninę kultūrą Vilniaus mieste ir visoje Lietuvoje. Jūsų atsidavimas lietuvių liaudies tradicijoms, profesionalumas, kūrybiškumas ir gebėjimas suburti bendruomenės paliko ryškų pėdsaką kultūros ir švietimo srityse. Jūsų veikla ne tik saugojo mūsų tautos paveldą, bet ir įkvėpė daugybę žmonių pažinti, vertinti ir tęsti. Linkiu Jums stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos, kūrybinio džiaugsmo ir dar daug prasmingų metų dalyjantis savo patirtimi bei meilę etniniai kultūrai. Su pagarba ir dėkingumu Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Ačiū. Norim pasakyti, kad ten, kad gyveni rojui ir su tavim pas mus ateina rojus, nes skraido aukso paukštės, aplink tave skamba Dievo muzika ir ten, kur tu, ten rojus. Dėkui tau už viską ir asmeniškai ir visų mūsų vardu. 7 ir 0 iki gražus skaičius. Mūsų Milda, aš esu teatro režisierė ir
sieja labai ilgi kūrybiniai bendradarbiavimo metai, nuo pat Insulos kalvos iki pat Vilniaus. Tai buvo tas žmogus, su kuria aktyviai griovėme nusistovėjusias taisyklės, kad galima teatralizuoti folklorą ir atvesti jį į teatrą. Ačiū tau, tu atidarei tas duris ir nuo šiol visur folkloras ir visur tavo vardas toj. Dėkoju. Žadėjau oficialiai kreiptis, bet tokia šilta atmosfera negaliu tiesiog taip gerbiamieji. Tai vis tiek kreipiuosi gerbiamą ministrę. Labai džiaugiamės, kad jūs šiandien esate su mumis kartu. Organizatoriai, nominacijos ir komisijos nariai. Ratiliokai, kolegos, matau vieną kitą, mėly žiūrovai, ir aišku, brangieji, mylimieji mano ansambliečiai. Labai dėkoju už šią, kaip matot, labai jaudinuosi. Mums didelė garbė, kad šiemet šitą aukso paukštę atskrido pas mus. Ir tikrai jaudinanti akimirka, nors man jį yra ne pirma mano kolektyvams, bet kiekvieną kartą tai tikrai suteikia tokį pasididžiavimą ir jautrį. Noriu padėkoti, kad jūs pamatėte, kad įvertinote. Paukštė mus tiesiog skatina ir toliau eiti to keliu, ką darome, to kūrybos keliu, rengti programas ir pristatyti bendruomenę. Mėly ansambliečiai, jūs esate daugiau negu ansamblis. Jūs esate tarsi mano šeima. Labai jums dėkoju už visas repeticijas, už stovyklas, už keliones, už buvimą kartu, už supratingumą ir už tą bendrystę, kuri yra čia su jumis ir visada. Pavyzdžiui, šiandien šįryt susirgo viena ansamblietė, kuri 8 pozicijose. Ir gamtin groja, ir basetną groja, ir sutartinės gieda, ir pasakoja. Skirtukus veda. Nu, žodžiu, 8 pozicijose. Ir man staiga reikia keisti šitą žmogų, universalą žmogų. Nu, ir ką jūs šiandien pajutėte, ką nors? Nes tai yra bendrystė, tai yra jėga, kurie iš karto, kai pranešiau šitą žinią, su mielu noru kibo mokytis tekstus, mokytis pasakojimų, groti, taigi viską padarė ir niekas nieko nepajuto. O ką reiškia jėga ir bendrystė. Tai labai linkiu, kad mes dar ilgai bendrautume, kad mūsų šita abipusė meilė ir bendrystė, atsiprašau labai, dar ilgai tęstųsi. Tai kol kas tiek. Esame be galo dėkingi Vilniaus universiteto kultūros centro administracijai ir, aišku, nuostabiajam, mylimiausiam kolektyvui Ratilio administracijai, kad mums ir darbuotojams
kurie taip jaukiai, nes šiandien esame ir mums jauku, aš jau jaučiu, kad ir jums yra jauku. Čia, todėl, kad labai kokybiškai žmonės dirba savo darbą. Ir galime pasinaudoti šią salę, ir įgarsinimą ir apšvietimą. Tai dar kartą įrodo ir patvirtina, kad Vilniaus universitetas labai didelį dėmesį skiria kultūrai ir tradicijai. Tai tiesiog paplokim visi Vilniaus universitetą. Jie taip gražiai, kaip visada, išradingai. Kas gali taip sugalvoti, jeigu ne jie? Niekas. Kas gali šitaip jautriai pateikti tą septynetą? Taip gražiai, taip nesujaudinęs, tikrai. Esu be galo dėkinga, žemai lenkiuosi jums ir, aišku, myliu ir mylėsiu visą gyvenimą. Sako Ratelio irgi 7 raidės, įsivaizduoju. Tai mano žodis baigtas. Man tai dar ten ansambliečiai sako, kad jau giedots nori. Ne pagal scenarijų, kaip sakant. Scenarijai, kadangi daug mūsų kelių, kasdienybėj, kūryboje kirtasi, nuoširdžiai sveikinu Tamstą ir jūsų daugiabriaunį ansamblį, kuris gali bet kokią regiono programą paruošti, gelbėt ne kartą Vilniaus žemaičius ir kitų regionų žmonės. Tai gyvuokit, klestėkit, laimingi, būkit. Dabar prašo padainuoti. Taip. Tai gal galiu? Taip. Jau dienelį tamsio naktelį, atranda žirgelis nešokia larių, neatranda žirgelis nešokia larių, kai surado viešukę larį, o manim žirgelis nenustovėjo, o manim žirgelis nenustovėjo, nenustovėjo, bet šokinėjo.
dar labai trumpai visų vardų tų, katrie dabar ant scenos ir tų, katrie jau buvo ant scenos, noriu pasakyti, kad jūs aukso paukštį ar laimės paukštį nusileis jūsų vyšnių sodelin ir pas jūs visą būt gerai visas 7 nedėlios dienas. Tai dar dėkavojam širdžiausiai. Ačiū.